Rondo 50 ir džiugu ir neramu, nebetoli ori senatvė. Kadangi man labai rūpi rondo ateitis, aš vakar specialiai nuėjau pas daktarą ir paklausiau, sakykit, daktare, kas yra ta ori senatvė? Daktaras atsakė, ori senatvė tai tokia būsena, kai oras eina iš tavęs ne laiku ir ne vietoj. Na, bet grįžkime ne tokią orę jaunystę. Prieš 50 su viršų metų man teko laimė kartu su Alvydu Tautkum studijuoti Vilniaus universitete, gyventi tam pačiam bendrabuty ir net vienam kambary. Mes tuomet su Alvydu buvom labai panašus, visur ėjom kartu, tai visi mus vadino broliais Tautkais. Tokia buvo pradžia. Paskui, baigęs universitetą, Alvydas išvažiavo į Raseinius, ten rado dar vieną brolį. Ir žinokit, atsitiko taip, kaip visada. Du broliai, Alvydas ir Gintautas, buvo protingi, o trečias... Žodžiu, jie įkūrė grupę Rondo, o aš išėjau į pasaulį laimės ieškoti. Tik tai va galvoju, kur man eit. Laimei sykį išgirdau tokį dalyką, kad durnių ir bažnyčioj muša. Tai dabar dažnai užeinu ten pasitikrinti. Ir pastebėjau, mūsų pirmieji asmenys į bažnyčią visados ateina su apsauga. Bet grįžkim dar atgal į tą bendrabučio kambarį. Alvydas Tautkus užuot mokęsis visą laiką kūrė dainas. Būdavo sukūrė dainą, padainuoja man ir sako, čia gera daina, tiks būsimai Rondo grupiai. Padainuoja kitą, sako, šitą niekam tikusi reikia mesti lauk. Ir išmeta pro langą. O aš tas visas išmestas dainas paslapčiom susirinkau ir išsaugojau. Ir va dabar turėsite unikalią galimybę išgirsti niekam nežinomą, paties Alvydo išmestą kaip niekam tikusią Rondo dainą. Istorikas profesorius Bumblauskas, tyrinėjęs Rondo istoriją, teigia, kad tai dainos Eglė mano sesė juodraštis. Tai netiesa. Tuo metu Alvydas Eglės dar nepažinojo ir gyveno su Eglės seserim Drebulė. Ir dainas kūrė Drebuliai. Ir tik vėliau, kai susimetė su Egle, tai Drebuliai pasakė, tarp mūsų nieko nebuvo. Ir va tuoj jūs turėsite galimybę išgirsti išslaptintus, pirmą sykį išslaptintus dainos Drebuliai žodžius ir patys nuspręsit, buvo ar nebuvo.
mano siela ir nuskris pas tave, net jei skrydžiui netinkamas oras. Vėjas barsto lapus ant kelių ir greitų traukinių pilnos visos pasaulyje stotys. Tu sudėk tam keli kablelius, kad žinočiau kada sustoti. Tu pirma ir paskutinė mano filmo serija, tu viena mano Mona Lisa ir visa galerija. Tu potvynis ir gaisras, nepagydoma liga ir vaistas, nuo iki pat tamsoj melodija šviesi. Paskambink man nors niekada, nors rytoj. Be tavęs amžinai liūdnas lapkritis vieškelis šiais. Be tavęs man nebus šilumos pragare, anei rojui. Be tavęs kas man laimės, visus romanus prirašys. Į duris ir keliais aš beldžiuos. Dega žvakė naktį, tirpsta vaškas. Vien tik tai prie tavęs, kai prie žemės glaudžiuos. Romane mano tu, paskutinis taškas. Tu pirma ir paskutinė mano filmo serija, tu viena mano Mona Lisa ir visa galerija. Tu potvynis ir gaisras, nepagydoma liga ir vaistas, nuo iki pat tamsoj melodija šviesi. Bravo! Juozas Erlickas ir kompanija. Bravo! Bravo!